Ketvirtadienio Liepos 11 dienos laidoje. Norint dalyvauti viešame vežėjų konkurse, uždarajai akcinei bendrovei Ketbusas reikalingas investuotojas. Lietuvą toliau alina karščiai, kaip išvengti jų padarinių sveikatai. Daugiakultūriame centre Lietuvos jūrų muziejaus paroda, atskleidžianti povandeninės Baltijos paslaptis. Kėdainių rajono savivaldybės taryba apsisprendė dėl ilgus metus vilkintos problemos sprendimo uždarosios akcinės bendrovės Ketbusas pertvarkos. Šiuo metu įmonė patiria didžiulius nuostolius, kadangi eilę metų pirkti seni autobusai dažnai genda, elektros kuro kainos ir vairuotojų atlyginimai kyla, o keleivių srautai mažėja bei yra dotuojami iš savivaldybės biudžeto. Per pastaruosius metus nuostolių kompensavimas bei dotacijos sudarė daugiau nei 1,5 milijono eurų, tačiau investicijoms į naujus modernius autobusus lėšų nepakanka. Todėl ruošiantis viešajam konkursui dėl keleivių vežimo paslaugos, Ketbusui siūloma susirasti investuotoją, kuris pasirūpintų autobuso parko modernizavimu. Frakcijos Kėdainių liberalai seniūnas Saulius Grinkevičius pažymėjo, jog tiek praėjusių metų savivaldybės veiklos ataskaita, tiek paskutinis tarybos sprendimas dėl Ketbuso yra svarbios permainos, kad kėdainiečių gyvenimas gerėtų. Buvo apžvelgti praeiti metai, reiškia, nuveikti darbai. Išties galiu pasidžiaugti, kad bendradarbiavimas vyksta ir su meru, ir su administracija tikrai labai gerai, labai kryptingai, labai dalykiškai. Tai išties džiugu. Aišku, opozicijos darbas sakyti, kad viskas blogai, nors iš tiesų tai tikrai darbų padaryta labai daug. Tai dabar, kas liečia kitus klausimus, tai išties matosi, kad vėl atsiranda tam tikros politinės jėgos, aš galiu pasakyti, dėl Ketbuso. Jau teko man tą pergyventi, kada tapau meru, didelį spaudimą jutau tipo iš kolektyvo, bet žinau, kad stovi už tų veiksmų, tai dabar vėl tik tai sužinojus, kad jau bus priimamas sprendimas dėl konkurso skelbimo, kas liečia Ketbusą, jau prasidėjo vėl tų pačių, sakysim, žmonių bandymai tą procesą visą trukdyti ir, sakysim, kaip kurie tarybos nariai, kurie susiję su tai žmonėm, irgi bando jau įrodinėti ir bandė, sakysim, net išbraukti šitą klausimą iš mūsų šitos darbotvarkės šiandieninės, tačiau iš ties buvo nuveiktas didelis darbas, dar pradėtas anoj kadencijoje, darbo grupė buvo sukurta, kurie svarstė įvairius variantus, kągi Ketbusu daryti. Šiai dienai beveik 2 milijonai kainuoja mums biudžete, reiškia, Ketbuso išlaikymas, jeigu darant investicijas, ir nieko nekeičiant ir darant investicijas, tai apie 15 milijonų, tai įsivaizduojate, apie kokius mes pinigus kalbam, dėl to ir buvo priimtas sprendimas, kad valdyba turi pasirinkti tam tikrą modelį ir suformuota valdyba pasirinko tą modelį, kad reikia skelbti konkursą ir ieškoti, reiškia, įmonės, kuri kartu kartu su Ketbusu galėtų atlikti tas visas reformas, įsigyti naujus autobusus, ta prasme pagerinti kokybiškai visą tą paslaugą. Ir toliau žiūrėsim, bus organizuojamas konkursas, matysim, kiek įmonių dalyvaus ir kas laimės. Ir aš tikiuosi, kad tikrai po kelių metų kėdainiečiai pajus didelis pasikeitimus šitoj srityje. Gyventojai tiek uždarosios akcinės bendrovės Ketbusas veiklos rezultatus, tiek Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų ataskaitas gali rasti interneto svetainėje. Tačiau rajono savivaldybės tarybos opozicija, nors ir pripažino blogą ankstesnių Ketbuso vadovų darbą, neigė akivaizdžias dabarties problemas ir balsavo prieš šį sprendimą. Mes turėtume išlaikyti savo įmonę, o kad Ketbusas šiandien netitinka tų reikalavimų, bet tai yra atsilikimas to, kad praeito laikotarpiu nebuvo pakankamai kreipiama dėmesio į Ketbusą. Bet šiandien jau Ketbusas yra pakilęs iš savo tos buvusios padėties, yra į Ketbusą pakankamai nemažai yra investuota, tvarkomi yra garažai, tvarkoma teritorija, nupirkta yra nemažai gerų autobusų ir kas liečia autobusus, tai tikrai yra didelė dalis autobusų aukšto ekologinio lygio, euro 5, euro 5 plus arba euro 6 ekologinio lygio, tai išties yra geri ekologiški autobusai. O dėl elektrinių autobusų ir kitų reikalavimų iki 29 metų, tai aišku, savivaldybė reikia investuoti ir reikia investuoti į savo įmonę. Mes tikrai ne už tai, kad ateitų kažkokia svetima įmonė, svetimas verslas. Svetimas verslas ateina užsidirbti, ateina siekti pelno.
nesu labdaringa veikla, bet savivaldybei tai tikrai kainuos brangiau. Kur paimtų pinigėlių, kad yra reikalinga ir kitiem projektam? Pinigėlių, aišku, yra europiniai fondai, gaila, kad anksčiau to nebuvo daroma, nebuvo kreipiamasi tų paramų elektriniams autobusams įsigyti ir kiti Lietuvos autobusų parkai, pavyzdžiui, Tauragė geras pavyzdys yra, turi jau 13 elektrinių autobusų nusipirkę, jie aktyviai dalyvavo tuose fonduose, aktyviai ieškojo paramų, Kėdainių nebuvo to daroma Kėdainiuose. Jūsgi vadovavote autobusui, kodėl nesiūlėt, kodėl... Taip, tas buvo 16 metais, kada pasibaigė sutartis su privačiais vežėjais, tai tada Kedbusas tikrai buvo gilioje duobėje, nebuvo net su ko važiuoti. Ir taip per tuos metus mes nupirkom apie 20 autobusų ir su aukšto ekologiniu lygių autobusus ir Kedbusas pradėjo savarankiškai dirbti. Kas liečia dotaciją, jeigu klausėte mano klausimą atsakymas, tai dotacija buvo 144 000, šiuo metu Kedbusas gauna virš milijono. Sekančiams 2 metams strateginiam plane numatyta 1 250 000. Tai tuo galima pasakyti, kad dotacija padidėjo 10 kartų, tai galimybės atsiranda atitinkamai su tuo. Lietuvą toliau alinant karščiams, kaip išvengti jų padarinių sveikatai, patarė šeimos gydytoja Ieva Merliūnienė. Karštis iš tikrųjų pavojingas ir labai daugelio aspektų. Visų pirma, į ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai į ekspozicijos laiką saulėje. Kuomet karšta, žinoma, mes norime eiti į lauką, degintis prie vandens telkinių ir ilgą laiką praleidžiame lauke. Kas yra labai svarbu, kad turime jausti savo kūną. Turime suprasti, jog ilgas laikas saulėje gali privesti prie rimtų sveikatos sutrikimų, tokių kaip pavyzdžiui, odos nudegimas. Dažniausiai odos nudegimai saulėje būna 1 laipsnio, tai yra odos paraudimas, kaip ir mes visi puikiai žinome, skausmas, patinimas. Tai iš karto atsiradus šitiems simptomam mes turime pastebėti savo būklę ir slėptis pavėsyje, vartoti daug vandens ir kūną tepti drėkinamuoju kremu. Toliau, jeigu kūnas nudenga stipriau, tai yra ilgesnė ekspozicija saulėje, tuomet iššoko pūslės ant odos. Tai jau yra 2A laipsnio nudegimas, kuomet jau iš tikrųjų norėtumėm, kad kreiptumėtės gydytojo konsultacijai, kad jis įvertintų nudegimo gylį bei paskirtų tam tikrą atitinkamą gydymą. Buvimas saulėkaitoje, nepridengta galva ar tiesiog labai aukštoje temperatūroje neretai sukelia saulės arba šilumos smūgį, kurių simptomai yra labai panašus, arba tiesiog perkaitimą. Perkaitimo simptomai yra šie: silpnumas, galvos svaigimas, pykinimas, prasta bendra savijauta. Taip pat, ką mes turėtumėm daryti pajutus šituos simptomus? Vėlgi, slėptis į pavėsį, į vėsią patalpą, dėti šlapią rankšluostį ant kaktos, vartoti daug skysčių ir, žinoma, vėl stebėti savo būseną. Jeigu visus šitos procesus įvykdžius mes pajuntame, jog nepagerėjo, tai tuomet kreipkimės į gydymo įstaigą, kad bus atlikti tam tikri kraujo tyrimai ir įvertinta būklė, ar nereikia tolimesnio kažkokio rimtesnio gydymo. Karštis gali paveikti kiekvieno žmogaus organizmą, bet ypač jautrus yra kūdikiai ir vyresni žmonės, ypatingai sergantys įvairiomis ligomis. Jeigu žmogus serga širdies ir kraujagyslių ligomis, jam karštis yra ypatingai pavojingas. Kodėl taip yra? Kai yra karšta, organizmas prisitaiko prie karščio, tai yra prakaituoja, plečiasi kraujagyslės, natūraliai žymiai apsunkėja širdies veikla. Padidėja širdies pulsas ir tada išauga didžiulė rizika įvykti įvairiems širdies ir kraujagyslių sutrikimams, įskaitant ir miokardo infarktą, ko iš tikrųjų daugelis mes visi ir bijome. Taigi, visiems žmonėms, kurie serga šiomis ligomis, rekomenduoju saugotis karščio ypatingai. Kuomet karšta, virš 30 laipsnių, neiti į lauką, būti ramioje, vėsioje aplinkoje, vartoti daug skysčių ir, žinoma, nepamiršti naudojimų medikamentų. Per karščius būtina teptis apsauginiais kremais nuo saulės, kad jie apsaugotų mūsų odą. Rekomenduoju kremus nuo saulės vartoti visuomet, visą vasarą. Pati asmeniškai rekomenduoju kremus su SPF apsauga, pradedant nuo 30 iki 50 vienetų. Asmeniškai pati naudoju 50-uką, kadangi yra didelė odos apsauga
ir, žinoma, nudegimų profilaktika. Ką valgyti ir gerti per karščius? Kuomet karšta, valgyti galime tikrai įprastą maistą. Na, žinome, mes gydytojai rekomenduojame sveiką mitybą, kaip ir visada. Gerti reikia daugiau negu paprastai, kadangi labai didelis kūno prakaitavimas ir išprakaituojame ir skysčių pradeda trūkti, tai skysčių turime vartoti daugiau negu įprastai, na bent apie 2 litrus suaugusiam žmogui. Taip pat nepamiršti ir turtingo mineralinio vandens, tai yra gazuoto mineralinio vandens, kuris yra praturtintas mikroelementais tam tikrais. Kaip elgtis nudegus saulėje? Daugelis dar iš senolių žinom pačių įvairiausių, net ir juokingų priemonių. Ir grietinė, ir kefyras, ir spiritiniai tepalai. Taip, tai susidurėme su šitais klausimais ir žmonės ateina jau užsitepę įvairiais kefyrais. Tačiau, kaip aš rekomenduoju, jeigu nudegate, įdegate saulėje, pajuntate odos skausmą, paraudimą, geriau yra paleisti šaltą dušą, pastovėti po šaltą dušą ir naudoti paprasčiausią drėkinamąjį kremą. Geriausia, idealiausių variantų būtų be jokių konservantų, be jokių kvapų. Kuomet yra karšta, reikia gerti daug vandens. Reikia turėti galvos apdangalą, toliau SPF kremai ir, žinoma, stebėti savo būklę, kaip mes patys jaučiamės. Daugiakultūriame centre pristatyta keliaujanti Lietuvos jūrų muziejaus paroda Baltijos gelmių istorijos, kurioje nuskendusių laivų prisiminimai ir vieno didžiausių 1914 metais nuskendusio krovininio laivo Elbing 9 instaliacija, atkurianti šio laivo paskutinio reiso ir katastrofiškos baigties atmosferą. Projekto Baltijos gelmių istorijos idėja kilo, kai Lietuvos jūrų muziejų atvyko povandeninio pasaulio tyrinėtojai iš Vokietijos, Švedijos, Suomijos ir Lietuvos. Savanoriškai susibūrė į Baltijos jūros kultūrinio povandeninio paveldo išsaugojimo grupę. Mes labai džiaugiamės, kad Lietuvos jūrų muziejus atvežė į Lietuvos vidurį tai, kas paprastai akimi nematoma tiems, kurie stovi ant Baltijos kranto. Mes atskleidžiame čia Baltijos jūros istorijas ir gelmių paslaptis. Iš tiesų, Baltijos jūros paveldas, archeologija yra nedaug tyrinėta. Prie Lietuvos krantų yra nuskendę daugiau nei 150 laivų. Jie be abejo skendo ne per audras, kaip bebūtų keista, o daugiausiai skendo karų metu, Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo metu. Tai va, iš to 150 aprašytų, įtrauktų į registrą yra tik tai 18. Ir mes kartu su narų bendruomenė Baltic Heritage Rescue Foundation parengėme šitą parodą, kaip jinai atsirado. Iš tiesų atėjo pas mus narai, tarptautinė komanda, kuri nardo Baltijos jūroje ir savo lėšomis iš esmės jie tyrė su įspūdinga nardytoja vokietė, gyvenančia Šveicarijoje, Sabina Kerkau. Mes matom jos čia nuotraukas ir mums pasiūlė padovanoti varpą iš Elbing 9, iš laivo nuskendusio Baltijos jūroje karo metu. Taip prasidėjo mūsų bendradarbiavimas ir paskui išaugo į parodą, kuri buvo eksponuojama visus metus Lietuvos jūrų muziejuje, o dabar šiek tiek sumažinę mes vežame per visą Lietuvą. Pirma mūsų stotelė buvo Utenoje, antra Biržuose ir trečia pas jūs. Dėkojame Kultūros ministerijai, kad jos dėka mes galime parodyti tai, kas slepia Baltijos vandenis visai Lietuvai. Na, o mūsų Baltijos jūra kupina lobių. Ta prasme, kad apie lobius mes turime kalbėti netiesioginė prasme, nes kiekvienas nuskendęs laivas tai yra kapas. Ir mes turim suprasti, kad kaip yra juodieji archeologai, kurie kapinynus plešia, ar ne, ta prasme archeologija, kuri yra ant žemės, taip jie paneria į nuskendusius laivus ir ieško tų vadinamųjų lobių, kad pasisavintų, parduotų, nes paveldas yra brangus. Tai tas varpas iš Elbing 9 atsidūręs mūsų muziejuje todėl, kad tai buvo apsaugota nuo vagystės. Ir bet tie narai, kurie jį išsaugojo, padovanojo mums, jie turi irgi mintį, kad atkurs 3D modelį ir pastatys į tą vietą, kad viskas atrodytų taip, kaip buvę. Laivą Elbing 9 galima pamatyti ne tik nuotraukose.
Projekto partneriai Baltijos jūros paveldo gelbėjimo grupė parodai pagamino laivo modelį. Modelis pagamintas 3D spausdinimo technika iš organinių medžiagų, pabrėžiant tvaraus vartojimo svarbą. Paroda akcentuoja ir ekologinės problemas, nes Baltijos jūro paveldo gelbėjimo grupė renka ir šalina ant nuskendusių laivų esančius žvejybinius tinklus, kuriuose kasdien žūsta jūrų gyvūnai. Įgyvendinant šias veiklas ir atsirado galimybė surinkti unikalią medžiagą apie Lietuvos jūriniuose vandenyse slypintį kultūros paveldą bei pristatyti bent dalį Baltijos dugnan nugrimzdusių istorijų. Įdomu ir tai, kad ši paroda yra ne tik apie archeologiją, ne tik apie istoriją, jinai ir apie ekologiją. Kaip tai susijęs su ekologija? Mes matome laivo maketą, 3D modelį, taip, kaip jis dabar atrodo ant Baltijos jūros dugno. Narai jį išfotografavo ir padarė iš ekologinių medžiagų 3D modelį. Tam, kad jie prie to laivo prieitų, jie turėjo nudrėksti, nuplėšti nuo jo tankų tinklų sluoksnį. Tie tinklai yra sintetiniai, juose kilometras ar daugiau, juose įsipainioja vandens gyviai, žuvis, ruoniai ir ten žūsta. Kitas dalykas, kad plastikas, o tinklai dabar plastikiniai, irdamas, ta prasme, vandenyje palieka mikroplastiką ir jis per mitybinę grandinę su Baltijos jūros žuvimi patenka ant mūsų stalo. Tai jie to pačiu ne tik tai, kaip čia pasakyti, tyrė tai, kas yra istorinis paveldas, bet netgi valo tuos laivus nuo tinklų. Kalbant apie Baltijos jūros ekologiją, tai mes visi tikriausiai žinom ir supratom, kad Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų pasaulio jūrų. Aplink Baltijos jūrą yra išsivysčiusios valstybės. Tai yra vakarų Europos, Skandinavijos, ten, kur anksti prasidėjo pramonė. Ir dabar pramonė yra išvystyta. O ypač anksti prasidėjusi pramonė, tai jinai be abejo teršia ir vietinius vandenis, ir per tai Baltijos jūrą. Antra priežastis tai yra, kad Baltijos jūra labai mažai druskinga. Kuo mažesnis druskingumas, tuo lengviau, tuo didesnė tarša, nes aukštesnis druskingumas jis naikina dalį bakterijų ir panašiai. Ir trečia priežastis, jinai tokia uždaresnė negu kitos jūros, kurios tiesiogiai ribojasi su vandenynu, tada didesnė medžiagų apykaita ir vandens apykaita. Ir mes žinom, kad Antrasis pasaulinis karas paliko ant Baltijos jūros nuo tam tikrų cheminių, iš tikrųjų, bombų, taip reiktų pasakyti, cheminio ginklo. Ir ką rodo mūsų biologų darbai, mūsų tyrėjų darbai muziejaus, mesgi turim Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą. Ir jame kiekvienais metais, kiekvieną pavasarį vis labiau daugėja ruoniukų, kuriems reikia pagalbos. Tai vadinasi, Baltijos jūros situacija blogėja, mažėja žuvies, prastėja ekologija, taip kad kiekvienas mes turime prisiimti atsakomybę, atrodo esam čia žemynė, kuo tai susiję su Baltijos jūra. Bet kiekviena mūsų chemija, kuri naudojama ar virtuvėje, ar žemės ūkyje, jinai galų gale pasiekia tą pačią jūrą ir paskui per maisto grandinę grįžta pas mus ant stalo. Vaizdingose Labūnavos apylinkėse parduodami namų valdos sklypai prie vandens telkinių be tarpininkų. 10 arų sklypo kaina 30 930 eurų. 23 arų sklypo kaina 63 153 eurai. 24 arų sklypo kaina 65 178 eurai. 40 100 150 eurų ir 55 arų sklypo kaina 121 748 eurai. Elektra naujai atvesta požeminiais kabeliais. Aptarnauja ESO. Vanduo iš Labūnavos vandenvietės aukščiausios kokybės. Aptarnauja Kėdainių vandenys.
Nuotekos prijungtos prie Labūnavos valymo įrenginių. Suformuotas žvyro kelias, saugi kaiminystė. Šiuo metu jau pastatyti ir gyvenama 4 namuose. Kreiptis telefonu 8 699 366 14 arba Facebook paskyroje Sklypai Labūnavoje. Ramybės skvere renovuotame name nuomojamos 40 m² komercinės paskirties patalpos, tinkančios odontologijos kabinetui bei kitai veiklai, nes yra ne tik erdvus kabinetas, bet ir poilsio kambarys, bei 2 įėjimai iš laiptinės ir paradinės. Patalpos gražioje vietoje šalia fontano, adresas Ramybės skveras 1-3. Labai patogus ir geras susisiekimas, yra privažiavimai neįgaliesiems. Dėl nuomos teirautis telefonu +370 618 035 83. Liepos 17 dieną 17:30 min. Kviečiame į maestro Vaclovo Šablevičiaus 100-ųjų gimimo metinių atminimo koncertą Daugiakultūriame centre. Koncerte gros Vaclovo Šablevičiaus vaikai ir anūkai Laura Šablevičiūtė, Edvinas Šablevičius, Morta Šablevičiūtė, Merkys Šablevičius ir Laurynas Lansė Deivis. Koncertas nemokamas. Kviečiame apsilankyti. Liepos 21 dieną 12 val. Daugiakultūriame centre Paismilgio gatvėje 12B vyks 22-ojo Lenkų kultūros festivalio Znat Isai renginys Literatų susitikimas. Dalyvaus poetai ir rašytojai daktarė Tereza Kačerovska, Piotr Kašubovski, Viktor Golubski, Barbara Orlovski, Zdislav Zdemžicki, Barbara Sitek Virembek, Irena Duchovska. Renginys nemokamas. Liepos 18 dieną 17 val. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje Didžiosios rinkos aikštė 5 vyks Lietuvos sveikatos medicinos universiteto kinologijos centro profesionaliosios kaniterapijos tarnybos organizuojamas renginys, kuriame kviečiami dalyvauti visi besidomintys šunimis, kaniterapijos nauda ir galimybėmis. Renginio programa: maistas nuo maistinės vertės iki maisto mikrokomponentų. Maisto parinkimą lemiantis veiksniai: šuns kilmė ir evoliucija, šiandieninė žmogaus ir šuns komunikavimo problemos bei stereotipai. Demonstracija, kaip teisingai susipažinti, elgtis ir kaip dresuoti šunį. Kaniterapijos nauda ir taikymas Lietuvoje bei užsienyje. Praktiniai užsiėmimai su šunimis. Žaidimai ir komunikavimas. Kėdainiečių ir miesto svečių pamėgtas dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio kranto sugrįžta jau 8. kartą. Dainos ir poezijos šventė šiais metais vyks Liepos 12, 19 ir 27 dienomis. Į pirmąjį festivalio koncertą kviečiame Liepos 12 dieną 19 val. Tiskūnuose, Kranto gatvėje, prie sruvenančio Nevėžio užtvankos. Jums koncertuos jaunasis bardas, jau spėjęs pagarsėti puikiu vokalu Dovydas Traukus. Į antrąjį festivalio koncertą kviečiame Liepos 19 dieną 19 val. Pagiriuose, prie miestelio simbolio senosios varpinės Liepų gatvėje. Jums koncertuos dainų atlikėjas ir autorius, televizijos projektų dalyvis, projekto Lietuvos talentai finalininkas Naglis Mačėnas iš Veliuonos. Baigiamasis festivalio koncertas šiais metais vyks Liepos 27 dieną šeštadienį Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje. Koncerto programa: 16 val. Kėdainių muzikos mokyklos atlikėjų pasirodymas. 16:25 min. Atlikėjas ir dainų autorius Albinas Takauskas iš Raseinių. 17 val. Šeimyninis duetas Virginijus Kacilevičius ir Marija Kacilevičiūtė iš Linkuvos. 17:55 min. Dainų autorius ir atlikėjas roko grupės Atika įkūrėjas Darius Žvirblis. 18:50 min. Aktorius, režisierius, atlikėjas ir dainų autorius Justas Tertelis. 19:40 min. Aktorė dainininkė Inga Jankauskaitė. Poezijos skaitymai prie laužo prasidės 21 val. Justo Tertelio ir Vestos Šumilovaitės Tertelienės skaitymų programa Išpažinimai. Tai nepakartojamos poezijos ir muzikos duetas, skirtas atskleisti ir kurti poetinį dialogą tarp lietuviškos vyriškosios ir moteriškosios poezijos. 22 val. Kėdainių kūrėjų ir festivalio svečių poezijos skaitymai.
Laukiame jūsų su gera nuotaika dainuojamosios poezijos festivalyje ant Nevėžio kranto 2024. Kėdainių miesto parke Liepos 13 dieną pats žaliausias agurkų festivalis. Nuo 12 iki 20 valandos vyks mugė pagaminta Lietuvoje. Nuo 13 iki 22 valandos batutų pramogos visai šeimai Batutų saloje. Nuo 17 iki 18 valandos Vytaro Radzevičiaus virtuvė. Paskaita Virtuvės geografija. Valgoma nevalgoma. Guliašo su kleckais ir kėdainietiškais raugintais agurkais gamyba ir ragautuvės. Nuo 17 iki 20 valandos sportinė agurkėda. 19-21 valandomis kulinarinio paveldo ir agurkinių patiekalų ragautuvės. Nuo 19 iki 23 valandos vakaro programa. Koncertuos grupė Vairas, Martynas Kavaliauskas su gyvo garso grupe, Saulius Prusaitis su grupe ir Iglė Bernotaitytė. Renginio vedėjas aktorius Rokas Petrauskas. Renginio aprangos kodas žaliai žalia. Kėdainių moterų krizių centras kviečia moteris ir merginas Liepos 16-18 dienomis į nemokamą 3 dienų asmeninio atsparumo ugdymo stovyklą Saugus uostas, kuri bus organizuojama kaimo turizmo sodyboje Gojaus atgaiva. Stovykla nemokama, nes ją finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė. Registruotis telefonu +370 633 30805 arba mkcentras@gmail.com. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum, veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisiuntus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per 1 minutę.